Labas, aš Domas Janickas, vienas iš Edon bendraįkūrėjų. Edon veikia 4 dalykus. Edon yra akademija, padeda verslo atstovam ir darbuotojams įgyti skaitmeninių įgūdžių reikalingų AI eroje. Edon taip pat kuria programinę įrangą. Edon AI leidžia įmonėm išnaudoti savo turimus duomenis, vidinius dokumentus ir kitą nuobodžią 100 puslapių ilgio 12 šriftų Word dokumentuose surašytą informaciją paversti įtraukiančiu, adaptuotu, lokalizuotu turiniu, kuris padeda naujai priimtus darbuotojus apmokyti žymiai greičiau, efektyviau ir įvairiomis metrikomis įrodant to mokymo proceso efektyvumą, taip pat susijęs su kiekvieno darbuotojo tobulėjimo keliu. Turim ir daugiau negu 100 lektorių, ekspertų iš didžiausių ir sėkmingiausių Lietuvos organizacijų, individualių specialistų į kitų verslų vadovų ir įkūrėjų, kurie su mumis dalinasi savo kompetencijom. Ir man atrodo, turim unikalią galimybę tą iš visų Lietuvos geriausių organizacijų sukauptą patirtį konsoliduoti vienoje vietoje ir tiek išnaudoti savo labui, kurdami programinės įrangos sprendimą, tiek perteikti savo klientų. Šiemet Edon taip pat sukūrė savo franšizę, kurią ką tik pradėjo pardavinėti. Dar negalim pasidžiaugti didelę sėkmę, bet jau turim pirmosius sudomėjusius klientus iš vakarų Europos. Mes pastaruosius kelis metus labai greitai augom. Realiai tai yra mūsų antri pilnai operaciniai metai. Tikimės užauginant dar vieną unicorną Lietuvoje. Labiausiai motyvuoja, kai po kažkiek laiko gauni grįžtamąjį ryšį tiek iš individualių asmenų, tiek iš įmonių, kurios pritaikė įgytas žinias savo veikloje ir tai padėjo transformuoti galbūt gyvenimą, galbūt karjerą, o galbūt visą organizaciją į kažkokį naują etapą. Išlieka tie, kurie yra kantriausi, stipriausi ir atspariausi. Tai šitų savybių ir norisi kiekvienam palinkėti. Nebūtinai gudriausias. Nebūtinai protingiausias yra tas, kuris patampa sėkmingu ar rinkos lyderiu. Tie, kurie turi užsispyrimo. To jums ir linkiu.